apie ankstuko raidą ir stebėdami jo sveikatos būklę, tėvams dažnai kyla nerimas. Juk neišnešiotų vaikučių raida nėra tokia pati, kaip išnešiotų naujagimių. Neretai raida vėluoja, todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vaikučio sveikatos būklės stebėjimui ne tik tėvams, bet ir specialistams, vėliau darželio ar mokyklos auklėtojams. Todėl visai netrukus su Santaros klinikų gydytoja Dominyka Juodyte kalbėsimės apie dažniausiai ankstukų pasitaikančias ligas ir raidos sutrikimus. Pokalbio tema – ankstukų raida, kaip stebėti vaiko sveikatą. Kviečiu į sceną pasitikti gydytoją Dominiką. Sveiki, gydytoja. Sveiki. Tai gal pokalbį pradėkim nuo to pagrindinio klausimo, kadangi kiekvieną dieną dirbate su neišnešiotais kūdikiais, tai į kokius esminius dalykus kaip gydytoja atsižvelgiat stebint vaiko sveikatą? Pirmiausia, reiktų išsidėlioti, kada ta sveikata. Ar tik po gimimo ligoninėje, ar kuomet jau vaikas grįžta į namus ir reikia pagalbos tėvam. Aišku, tėvai gauna išeidami iš ligoninės rekomendacijas, kuomet apsilankyti pas tam tikrus specialistus. Na ir pas mane konkrečiai kaip raidos specialistą dažniausiai apsilanko 3 koreguotų mėnesių amžiuje. Tada mes aptariam tolimesnį raidos stebėjimą, sveikatos vaiko būklę, tačiau be raidos stebėjimo naujagimiai ir kūdikiai yra stebimi ir kitų specialistų, taip pat pediatro dėl tam tikrų būtent neišnešiotėm naujagimiam būdingų ligų, taip pat oftalmologas, neurologas dalyvauja komandoje, kardiologas. Svarbu nepraleisti rekomenduojamų specialistų konsultacijų. O kokios tos rekomenduojamos specialistų konsultacijos? Tai va, pirmiausiai yra pediatro, grįžus iš namų, pediatras įvertina vaiko kraujo tyrimus, labai dažnai neišnešioti naujagimiai serga anemija, kuomet reikia koreguoti ją geležies preparatais, kartais pakartotinai netgi hospitalizuoti, kraujo perpylimus taikyti. Tai čia yra viena turbūt dažniausių komplikacijų, kuomet neišnešiotas naujagimis gimsta per anksti, jis neturi geležies atsargų savo organizme, dėl to yra vartojami papildai geležies. Taip pat maitinimo problemos, svorio augimas, ką stebi pediatras, šeimos gydytojas, tėvai namuose, išmokyti dažniausiai jau skyriuje gulint, išmokyti, kaip maitinti naujagimį, kaip stebėti, sekti jo svorį, kaip atskirti jo alkio požymius. Ta tokia priežiūra neišnešiotų naujagimių pirmiausiai vyksta pas pediatrą. Vėliau, tai nuo 3, kaip minėjau, koreguoto mėnesio stebime neišnešioto naujagimio raidą. Pirminė konsultacija įvyksta dar skyriuje, kuomet atrenkami patys sunkiausi, patys mažiausi, turėję daugiausiai komplikacijų naujagimiai. Tie naujagimiai iš karto yra nukreipiami ankstyvai reabilitacijai į raidos centrą, o likusieji naujagimiai yra planiškai stebimi pirmuosius metus kas 3 mėnesius, antruosius metus galima kiek rečiau. Ir tas stebėjimas raidos yra sekamas iki 2 koreguotų metų amžiaus. O kiek tėvams yra svarbu žinoti, kaip vystosi ankstuko raida ir į ką gal pačioje pradžioje jiems reikėtų atkreipti dėmesį? Ar jau ta raida pradeda vystytis nuo pat gimimo, ar tik po kurio laiko pradeda jie plėtoti? Šiaip, kadangi neišnešiotas naujagimis gimsta per anksti, jo nervinė sistema, raumenų sistema, autonominė sistema yra ne iki galo subrendusi. Viskas prasideda dar intensyvios terapijos skyriuje. Tokie naujagimiai nepasiruošę dar reguliuoti savo autonominės sistemos, tai kvėpavimo sistemos, širdies darbo, temperatūros, taip pat alkio sotumo jausmo, jie to dar negali reguliuoti. Tai intensyvios terapijos skyriuje stengiamasi pritaikyti naujagimiui būklę tokią, kad kuo jinai turėtų mažiau stimulų iš aplinkos
pritaikyti kuo arčiau būsenai motinos gimdoje, kad naujagimis galėtų vystytis, kol pasieks savo koreguotą amžių. Tai, tarkim, tokie neišnešioti naujagimiai pačioj pradžioj yra labai žemo tonuso, jie negali, jų judesiai yra nekoordinuoti, jiems sunku įveikti žemės traukos jėgą. Todėl taikomos intensyvios terapijos skyriuje fleksinės padėtys, kuomet susukami lizdeliai specialūs, kad vaikutis galėtų jaustis lyg mamos gimdoje. Taip pat stengiamasi kuo intervencijų mažiau vykdyti tam naujagimiui, intervencijas grupuoti, kad kiekvienas prisilietimas nedirgintų nervinės sistemos ir naujagimiui būtų kuo lengviau vystytis toliau. Na ir išėjus jau iš intensyvios terapijos skyriaus, naujagimis toks patenka į naujagimių skyrių, kuomet jau būna kartu su mama ir mama jau gali mokytis pati atpažinti vaiko streso simptomus, vaiko alkio požymius, kaip tuo padedant personalui, kaip tuo vaiku rūpintis. O gal gali duoti pavyzdžių, kaip atpažinti tą streso požymius, alkio požymius? Tai pradžioj stresas naujagimiui gali pasireikšti tiek padidėjusiu širdies plakimo dažniu, tiek pasikeitusią kūno spalvą, tiek grimasomis, tiek nebūdingais judesiais. Tai dažni gali būti judesiai, tai gali būti kaip tik hipotonusas, kada vaikas atsipalaiduoja ir nejuda. Tai vyksta individualiai ir kiekvieną naujagimį vertinama skirtingai. Tai dalyvauja, aišku, skyriuje padeda ergoterapeutai, socialinis pediatras, yra kineziterapeutas, padeda atpažinti tėvam tos požymius ir kaip į juos reaguoti ir kaip padėti tada naujagimiui. Na, o jau grįžus namo, tada jau tėvai kaip ir patys atsakingi už visus tos savireguliacijos požymių atpažinimus. Tai pirmieji mėnesiai svarbu yra vaiko nuraminimo ir atliepimo vaiko poreikių sureguliacijai, taip sakykim. Tai tėvai naujagimiams, kai rodo, tarkim, alkio požymius, neramumo požymius, turi paimti juos ant rankų, pamaitinti. Jeigu maitinimo metu mato distreso požymius, tokius kaip vaikas sukasi, muistosi, tuomet tas maitinimas turi keistis, jisai turi būti švelnesnis, galbūt lėtesnis žinduko pasirinkimas, galbūt jeigu žinda iš krūtinės, galbūt padėties pakeitimas, galbūt pradžiai vaikas neramus, nes jį reikia panešioti, tarkim, pilvuką pašildyti, pamasažuoti. Tuos požymius dažniausiai geriau atpažįsta tėvai negu gydytojas, nes jie kartu būna. Ir tie požymiai kiekvienam vaikui skiriasi ir jie gali būti kitokie. Tai pirmieji mėnesiai tokie yra, kad daugiausiai tai yra mokymasis gyventi kartu. Mamai ir naujagimiui. Nekartą jau pokalbį minėjot koreguotą amžių, tai kaip tėvams jį apskaičiuoti ir kodėl jį svarbu apskaičiuoti jau bendrai susidarant tą puokštę apie ankstuko raidą? Na, naujagimis išnešiotas turėtų gimti 40 savaitę. Tai imamas terminas kaip 40 savaitė ir, tarkim, tas koreguotas amžius yra tiek, kiek rezervo vaikas turi iki termino. Tarkim, gimęs 32 savaičių, tai jis turėtų 2 mėnesius termino, 8 savaitės iki termino, tokį rezervą. Tai tėvam reiktų nesiekti būtent išnešioto vaiko raidos kažkokių pasiekimų, tikslų ir žiūrėti individualiai savo vaiko. Jis turi 2 mėnesių rezervą, sakykime, 2-3 mėnesių priklauso nuo neišnešiotumo gylio. Ir duoti tam vaikui galimybę pasivyti
ir neperspausti jo. Kartais labai tėvai nori greitai pasiekti, pasivyti ir siekia to tikslo, kad kuo greičiau. Tai nėra gerai. Yra gerai vaiko individualus vystymasis. Jeigu raida neatsilieka iki koreguoto amžiaus, viskas su vaiku yra gerai, reikia nusiraminti, reikia neperspausti, reikia nestresuoti. Tėvų psichologinė būsena lygiai taip pat atsiliepia ir vaiko psichologiniai būsenai, ir jo raidai. Ir mes kaip tik prieš pokalbį su jumis truputį kalbėjom apie tai, kad apie koreguotą amžių tėvai ne visada iki pabaigos supranta, nes jiems formuojamas kitoks kartais požiūris iš, pavyzdžiui, provincijoje dirbančių specialistų ir panašiai. Tai kodėl svarbu į tas nuomonės nekreipti dėmesio ir vis tiek suprasti, kodėl yra svarbu kliautis tos raidos vystymusi iš koreguoto amžiaus? Na, neišnešiotas naujagimis, jisai, kuris gimė per anksti, jis dar vystosi. Jis dar vystosi intensyvios terapijos skyriuje, naujagimių skyriuje, kol pasiekia tą 40 savaitę. Ta neurologinė sistema yra nesubrendusi, neuromelinizacijos procesai, neuronų migracijos procesai, jie yra nebaigti iki galo. Ir jie tęsiasi vis dar iki koreguoto amžiaus. Melinizacija tęsiasi dar ir iki pusės metų po koreguoto amžiaus, tiek išnešiotėm, tiek neišnešiotėm naujagimiam. Tai svarbu prisiminti, kad yra tas rezervas, kada vaikas dar gali pasivyti. Ir nekelti savo panikos, nekelti savo vaikui kažkokių nereikalingų tikslų. Kaip ir minėjot, reikia turėti tą rezervą, bet kartais taip nutinka, kaip jūs ir pati minėjot, kad tėvai nori siekti tų tikslų žymiai greičiau. Tai toks mano klausimas yra, kodėl iš esmės iš tikrųjų užtrunka taip ilgai nustatyti kažkokį raidos sutrikimą specialistui, gydytojui pačiam? Tas ilgumas tai priklauso nuo raidos sutrikimo. Tarkim, jeigu naujagimio smegenys gimdymo metu pirmosiomis savaitėmis giliai neišnešiotų naujagimių yra sunkiai pažeistos, yra didelės intraskilvelinės kraujosruvos, persirgti meningitai, hipoksija gimstant. Tokiu atveju raidos sunkus sutrikimas, sunkiausias, koks aš taip sakyčiau, vardinčiau, cerebrinis paralyžius, matomas gan anksti. Jau praktiškai naujagimių skyriuje galima pamatyti pirmuosius požymius. Pirmaisiais mėnesiais galima pamatyti pirmuosius požymius. Sunkus sutrikimai, sunkus motorinės raidos sutrikimai specialistų pamatomi gan anksti. Neurologų ar socialinio pediatro ar ergoterapeutų skyriuje. Tai intervencija yra ganėtinai ankstyva. Tai kineziterapija, ergoterapija, masažai, tai jinai kuo anksčiau pradedama, tuo geresni rezultatai ir tas cerebrinis paralyžius nebūtinai sutrikdys vaiko gyvenimą tolimesnį, vaiko pasiruošimą savarankiškam gyvenimui. Kiekvienas atvejis vėlgi yra individualus. O gal dabar supažinkim plačiau mus stebinčius, kas iš esmės yra raidos sutrikimai, vat minėjot cerebrinis paralyžius, bet kokios kitos diagnozės yra greta? Be cerebrinio, čia jau pati sunkiausia, sakykime, neišnešiotėm naujagimiam dažnai pasitaiko, dažniau negu bendroji populiacijoje gerokai pasitaiko kalbos raidos sutrikimas, kalbos raiškos raidos sutrikimas, kažkokie vienokie ar kitokie motorinės raidos sutrikimai, kas neliečia cerebrinio paralyžiaus. Dažnai yra maitinimo sutrikimai, vien dėl patirties intensyvios terapijos skyriuje, intubacija, dažni atsiurbinėjimai iš burnytės nosiaryklės, ilgas zondo laikymas. Tai vis tiek lemia nemalonės patirtis naujagimio burnytėje, kas lemia tolimesnį raidos maitinimo sutrikimus. Tai va tokie gal dažniausi. O vėliau, ne pirmaisiais metais, tarkim, jau pasiekus mokyklinį amžių, yra toks vadinamas neišnešiotų naujagimio elgesio fenotipas, kuomet jau susiduriama su problemomis mokykloje, tai
dėmesio sutelkimo sutrikimas, hiperaktyvumas. Tokie vaikučiai dažniau serga depresija, dažniau linkę į uždarumą, sunkiau susibendrauti su klasės draugais. Tai tokius požymius irgi tėvam reiktų stebėti, jau pasiekus mokyklinį amžių ir padėti vaikui. Ypač su hiperaktyvumo mokymosi sutrikimais, kad jam būtų lengviau siekti savo, tarkim, mokyklinių pasiekimų. Ir mes dabar, kadangi jau šiek tiek į tolį nuėjom, bet po to vėl sugrįšim, tai kadangi užsiminėt, kad vėlesnėme amžiuje irgi pasireiškia tam tikri raidos sutrikimai, tai kokia valstybės pagalba čia yra, jau kalbant apie darželius, mokyklas, patys specialieji poreikiai, kaip jie yra lavinami mokyklos? Na, aišku, vertinamas vaiko raida, pradžiai, kaip jau sakiau, lankosi pas socialinį pediatrą pirmuosius 2 metus, vėliau gali lankytis, jeigu turi problemų, tiek pas socialinį pediatrą, tiek pas vaikų psichiatrą. Ir nustačius tam tikrus raidos sutrikimus, galima tikrai gauti valstybės pagalbą, jeigu yra nustatytas neįgalumo kažkoks lygis, ar vidutinis, ar sunkus. Tuomet suteikiama pagalba logopedais, psichologais, ergoterapeutais darželiuose, taip pat finansinė parama vienokia ar kitokia, priklausomai nuo neįgalumo lygio. O daugiausiai tai, manyčiau, jų mokykliniam amžiui tai psichologų reikalinga pagalba vaikų psichiatrų. Ir kaip tik klausimas yra apie tai, kad mes vis atsigrėžiame į tėvus, nes man atrodo, kad tėvai yra vienas iš pagrindinių pagalbos šaltinių, pastebint vaiko raidos tam tikrus pokyčius. Tai gal galite išskirti tuos esminius dalykus, kaip tėvai gali pastebėti ir į ką jiems reikėtų atkreipti dėmesį? Žiūrint irgi vėl, kuriuo etapu stebėsim, jeigu taip bendrai skirstyti į etapus, tai pirmasis etapas yra iki 3 mėnesių. Iki 3 mėnesių vaikutis koreguoto amžiaus, jau namuose, nuo 40 savaitės, pradeda mokytis bendrauti. Atsiranda socialinė šypsena, atsiranda kontaktas su tėvais, pradeda reguliuoti savo poreikius, savo alkio poreikį, savo miego poreikį, jis pradeda rodyti tuos ženklus. Tėvai mokosi atpažinti tuos ženklus. Iš motorinės raidos nepamiršti vaikučio nešioti ant rankų, supuoti. Tai yra vestibuliarinės sistemos skatinimas. Nepamiršti su vaiku bendrauti, jį, tarkim, maitinant, kada jis būdrauja, dar yra nedidelis laiko tarpas dienoje, jie dažniau miega, bet būdraujimo metu nepamiršti su juo bendrauti, nepamiršti kalbinti. Tėvai mėgsta pasiimti telefonus maitinimo metu, paskrolinti, bet daugiau rodyti mimikas, rodyti šypseną, rodyti savo jausmus. Kontaktą. Tuomet vaikas mato, žiūri, jisai atpažįsta, jisai pradeda rodyti socialinę šypseną. Tai iki 3 mėnesių amžiaus turi atsirasti socialinė šypsena, noras bendrauti. Ir motorinėje sistemoje leisti vaikučiam pačiam siekti motorinių gebėjimų, tai yra gravitacijos įveikimą, guldant jį ant pilvuko. Dažnai tėvai klausia, kam reikia tą pilvuką. Tai yra visos pagrindinės stambiosios motorikos pradžia. Guldymas ant pilvuko, vaikas pradeda kelti galvą, jis pradeda stengtis pasukti galvą į ten, kur nori pasižiūrėti. Ryškių žaislų rodymas. Be veido, tarkim, savo mimikos dar svarbus ir ryškus kontrastinės kortelės, spalvos ryškios. Pastelinės spalvos kūdikiam netinka, kad ir kaip gražu, kad ir kaip daug jų yra parduotuvėse, tai netinka. Tinka ryškios, raudona, juoda, balta, kad vaikutis pažiūrėtų, kad jisai suktų galvytę link to žaislo, link tos kortelės, kurią nori pamatyti. Ir tuo metu stengtųsi pakelti galvytę, pakelti savo viršutinę kūno dalį. Dar iš motorinės raidos pirmosius 3 mėnesius nepanikuoti, jeigu vaikutis yra hipertonuse. Hipertonusas pirmosius 3 mėnesius yra fiziologija. Vaikas turi būti fleksinėje padėtyje, jo judesiai dar yra nekoordinuoti, jisai dar negeba siekti tam tikro daikto žaislo, bet po truputį tą mokosi. Link 3 mėnesio tonusas po truputį mažėja,
po truputį rankytės atsigniaužia ir jis nori jau siekti kažko, dažniausiai tai yra mamos veidas pačiupinėti, kažkoks žaisliukas pačiupinėti, bet tai turi būti palaipsniui ir simetriškai. Ir nereikia skubinti kažkaip tų procesų. Skubinti to nereikia, bet atkreipti dėmesį, tarkim, į simetriją, kad nebūtų vienoj pusėje hipotonusas, kitoj hipertonusas. Tarkim, viena rankytė visada fleksijoje, kita ekstenzijoje. Tai nėra gerai. Turi būti aukso viduriukas visur, po truputį. Ir tas tonusas palaipsniui jis atsipalaiduoja. Jeigu taip paskatinti, matom, kad vaikas dažniau mėgsta būti įsitempęs, tinka sensorinė stimulacija. Mažam kūdikiui iki 3 mėnesių jau užtenka švelniai paglostyti rankytės delniukus, paglostyti švelniom medžiagytėm. Vėliau galima naudoti tokius, tarkim, guminiai kamuoliukai su spigliukais. Tai yra taktilinė stimulacija, sensorinė stimulacija vaikučiui per rankytės, per delniukus, kad jisai jaustų paviršių. Iš jutimų vystosi ir motorika, judesių koordinacija. Ir kadangi šiaip tai, ką jūs pasakot, atrodo, kad vystymasis bendrai yra labai ilgas procesas, bet ar yra praktika pasitaikančių tokių atvejų, kad kai vienas gebėjimas kažkoks yra stipriai intensyvinimas, kitas yra slopinamas automatiškai? Ar galima išskirti tokius dalykus praktikoje? Na kaip, šiaip bendrai visos sistemos yra susijusios. Tiek smulkioji, tiek stambioji motorika, tiek kalbos vystymasis, tai yra glaudžiai susiję. Ir tarkim, nekalbančiam vaikui padedant su smulkiaja motorika, jam vystysis kalba. Viskas turi turėti savo vietą ir atlikta savo laiku ir bendrai. Negalim sakyti, kad būtent duosim vaikui tik tai mankštas, kad jam nesivystys kalba. Ne, tai yra glaudžiai susiję. Kiekvienas raidos aspektas, jie kartu komunikuoja. O tuomet kokia yra dar kartą komanda pati, kuri padeda ankstukų raidai, kad žmogus tikrai žinotų ir užtvirtintų šitą informaciją, ką reikėtų kreiptis tokiu ir tokiu atveju? Na, pirmiausiai tai pradėti, aišku, nuo savo jau apylinkės gydytojo, pediatro, šeimos gydytojo, pastebėjus kažką, kas jūs neramina. Tuomet gauna, aišku, siuntimą tėvai socialinio pediatro dažniausiai konsultacijai, neišnešioti naujagimiai patenka. Ir tuo atveju nustačius raidos sutrikimą, naujagimis nukreipiamas ankstyvai reabilitacijai. Ankstyvoji reabilitacija jau apima kompleksinį naujagimio ištyrimą ir gydymą ir reabilitaciją. Tai joje dalyvauja vaikų psichologas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, logopedas, mitybos specialistas gali dalyvauti priklausomai nuo tikslų, ką norime pasiekti, ir sutrikimo. O tai yra ilgas proceso kelias? Patekti. Na, čia apie eilės negaliu sakyti, bet patekti nėra gal taip ilgai užtrunka, bet na, vis tiek yra kažkokios tai eilės į patį skyrių, į patį reabilitacijos centrą. Na, žinoma, tenka kartais palaukti, kartais tam reikia patiems pradėti ieškotis pagalbos vien tam, kad sulaukti. O dabar tuomet dar pakalbėkime, kodėl iš esmės jūsų nuomonė tėvams yra svarbu suprasti, kad kiekvienas vaikas yra visiškai individualus ir nereikėtų žiūrėti į kitos šeimos vaiko pavyzdį. Kiekvienas vaikas gimsta su savo charakteriu. Vienas ramesnis, vienas aktyvesnis, vienas labiau linkęs komunikuoti, kitas mažiau. Nereiktų lygintis. Ypač nereiktų lyginti neišnešioto su išnešiotu vaiku. Vien dėl to, kaip sakiau, rezervo turimo kelių mėnesių. Na ir turbūt čia tame esmė, kad kiekvienas yra individualus.
Ir kaip tik mūsų tema pažymė ne tik ankstukų raidą, bet taip pat ir tam tikras sveikatos problemas, ligas, diagnozės ir panašiai. Tai kokios yra tos dažniausiai pasitaikančios ligos, jau nekalbant apie ankstukų raidą. Ir ar yra įmanoma tėvams kažkaip iš anksto sužinoti, kokius dalykus reikia atkreipti dėmesį, norint išvengti tų ligų. Na, jau minėjau anemiją, turbūt taip. dažniausias sutrikimas, tai šitą irgi susipažįsta, jų ligoniniai pradeda vartoti geležies preparatus, tada sekantis yra dažniausia tai neišnešiotų naujagimių retinopatija. Na, nuo tėvų čia gal priklauso nedaug, čia priklauso nuo pačios pradžios, akių tinklainės kraujagyslės pažeidžia deguonis daugiausiai. Tai čia jau darbas yra intensyvios terapijos skyriuje, gydytojų deguonies terapijos tausojantis būdai, kad kuo mažiau pakenkti akytėm. Oftalmologas akis jau vertina naujagimių intensyvios terapijos skyriuje, vėliau išvykus į namus, sunkiais atvejais atliekamos operacijos, lazerio koaguliacija, kuomet padedama. Taip pat neišnešioti naujagimiai 10 kartų dažniau negu išnešioti naujagimiai serga refrakcijos ydomis, toliaregystė, trumparegystė, stigmatizmas. Na, oftalmologo konsultacijos pirmaisiais metais tikrai būtinos ir stebėjimas tikrai būtinas. Taip pat neurologo konsultacijos priklausomai irgi nuo pačios pradžios, kiek neurologinių sunkumų turėjo, kiek ar kraujosrūbų, ar meningitas persirgtas, ar traukulių buvo, ar hipoksija gili. Tai neurologo stebėjimas irgi įtraukiamas. Taip pat iš giliai neišnešiotų naujagimių dažna yra lėtinė plaučių liga. Irgi lygiai taip pat nuo ilgo gydymo intensyvios terapijos skyriuje, nuo deguonies poveikio, nuo baro traumos, tai yra tūrio traumos ventiliacijos metu plaučiai yra pažeidžiami, išsivysto lėtinė plaučių liga. Dažnesnės vaikučiams yra plaučių ligos, infekcinės plaučių ligos, obstrukcinės plaučių ligos. Tai pulmonologas irgi turėtų dalyvauti vaikučio stebėjime. O raumenų silpnumas? Raumenų silpnumas, hipotonija ir naujagimiai neišnešioti gimsta su tokia, jiems sunku įveikti gravitaciją, jiems sunku pritaikyti patiems fleksinės fiziologinės padėtis, tai čia pačioj pradžioje jau padeda intensyvios terapijos slaugytojos, kurios puikiai žino, kaip tą naujagimį į lizdelį susukti, kaip pritaikyti jam tas fiziologinės padėtis ir tas tonusas po truputėlį atsistato ir dažnai jau pereina ir į hipertonusą, netgi virš koreguoto 40 savaitės. Ir kadangi jūs, Dominyka, ne vienerius metus jau dirbate su neonatologijos sritimi ir bendrai ankstukų raida, tai galbūt jūs galite ir savo praktikos išskirti tuos tokius unikalius atvejus, lyginant raidos tam tikrus momentus. Nes sakėt prieš pokalbį, kad ne vienas atvejis gražus yra, kuriuo norit pasidalinti. Taip, tikrai yra pas mane lankėsi ir 23, ir 24 savaičių gimusiai naujagimiai, vėliau kūdikiai, užauginti jau iki 2 metų, kuriem nenustatėm tikrai sunkių raidos sutrikimų. Galbūt elgesio kokie ten drovumas didesnis išreikštas, kai kuriem hiperaktyvumas išreikštas, bet kad tai pakenktų vaiko integracijai į darželį, į tolimesnę vaiko gyvenimo tam patirtį, nėra ir nebūtinai tai turi būti. Aišku, čia yra sėkmės atvejai, priklauso irgi nuo pačios pradžios, kaip tas vaikutis gimė, bet būna ir taip. Būna ir su sunkia pradžia, kuomet ir didelės kraujosruvos ir persirgti meningitai, įdėjus ankstyvą reabilitaciją, tėvų norą, pasiekimi tikrai geri rezultatai. Ir kadangi jau matau, kad mūsų pokalbis artėja link pabaigos, bet manau, kad labai svarbu dar trumpam bent jau pasikalbėti apie temą pavadinimu inkliuzija ir dėl ko svarbu suprasti visuomeniai, kad su bet kokiu raidos sutrikimu turi būti integruojami vaikai ir į mokyklas, ir į darželius, ir priimami.
Na, integracija svarbi pačiam vaikui, kad jis nebūtų atskirtas, jo raidai, tai irgi kalbos raidai, socialiniai raidai, vėliau kaip savęs įvertinimui. Tai yra reikalinga, kuomet vaikas yra įtraukiamas į bendrus darželio, tarkim, bendrasias grupės, į bendras mokyklos grupės, toks vaikas nesijaučia atskirtas ir jis mokosi bendrauti taip kaip ir bendroji populiacija, sakykim, kad ir be raidos sutrikimų. Tai, na, manyčiau, pačiam vaikui ir tiek bendrai populiacijai tai yra sveika prisitaikyti prie įvairios raidos vaikų. Tai Dominyka, ačiū Jums labai, ačiū, kad pasidalinote ir tomis unikaliomis patirtimis, kuomet yra ir atvejų, kai patys mažiausi visiškai gali išvengti raidos tam tikrų sutrikimų. Tai man gal belieka pasakyti ir tikėtis, kad tie tėvai išgirdo informaciją, kad bet koks raidos dalykas reikalauja kantrybės ir laiko ir tiesiog tikėtis, kad ta informacija, kurią jūs pasakėte, o jūs jos pasakėte tikrai daug, sudėlios tokius esminius dalykus ir turės tėvai ką atkreipti dėmesį išgirdus šį pokalbį. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums.